Sveiki. Iš dalies, galima sakyti, esame Drakulos pilyje. Na, tik iš dalies. Nosferatu įkūnijo tą Drakulą, koks jis galbūt iš tikrųjų ir turėtų būti, negu kartais tose populiariuose, išgražintose Holivudo filmuose. Ir esame Oravo pilyje, Slovakijoje, kur būtent čia ir buvo keletas scenų filmuota Nosferatu filmo. Tai noriu pažiūrėti ir kad kartu pamatytume, kaip pasikeitė realiai tos vietos, kada buvo filmuota ir kaip jos atrodo dabar. Beje, nežinau, ar sutapimas, ar dėl vampyriškos tokios praeities. Ši pilis buvo pasirinkta ir dar vienam serialui pavadinimu Drakula. Mini serialas tai buvo 3 serijų. Kur irgi tai buvo Drakulos namai. Šioje pilyje yra netgi atskira vieta skirta būtent tiems filmams, kurie buvo filmuojami čia. Bet Nosferatu yra vienas kaip iš pagrindinių, kaip iš pirmųjų, kuris buvo čia nufilmuotas ir kuris realiai iš dalies prisidėjo prie šios pilies tokio vampyriško mito ir legendos. Tai kas gesino šviesą? Nosferatas!